išlindo kelios įlos iš maišo. Turim ką veikti dabar. Pavyko tas įlas nuslėpti molėtuose? Nuslėpėm. Molėtuose jo pavyko, kiek buvo įmanoma per tą vieną dieną pasišnekėjus padaryti, tiek padarė. Tam įlų slėpimą buvo, sakykime, įdomu arba kritiškai, ne? Paties nenustebino tas lygas? Ne, gal jis gali pataikyti, tai nenustebino. Rungtynės prieš Joniškį, kur irgi turi tik tai vieną pralaimėjimą, ne? Kokios nuotaikos, kaip ruoštis? Tai su Adviu laukia 2 sunkios varžybos. Abiejose reikės maksimaliai viską padaryti, kad pasiekti pergalę. Joniškis kokia tai komanda? Joniškis tokia nestandartinė komanda. Mums reikės prisitaikyti. Nežinau, tai prasmiškai vertinti startą, kadangi pirmas varžybas pralošėm, antras laimėjom, tai gali būti gerai. Kaip sakys, atsigavo po nesėkmingų rungtynių? Gerai, manau, atsigavom pergalę, bet visi jautėme tokią nuoskaudą, nežinau. Apmąstymuose buvom, kadangi tikrai pirmas varžybos namuose pralaimėjom ten metų pertraukos, tai buvo gan skaudi pralaimėjimai. 7-30 molėtus per rungtynes, ar ne? Kaip tai pavyko? Sunkus darbas kiekvieną dieną, kiekvieną treniruotę ir tai atsiperka. Sulaukiau kažkokių tai sveikinimų, draugų komentarų? Taip, tikrai sulaukiau pasveikinimų po malonių žinučių, tai dėl to tikrai smagu. Kokios nuotaikos prieš atėjantį savaitgalį? Geros, darbingos nuotaikos, esam pasiruošę debilituotis namuose, laimėti prieš Klaipėdą. Ir aišku, Joniškis sunkios varžybos bus, bet pasiruošę kovoti ir tikriausiai laimėti.